Sveiki užsukę į Pono Obuolio kanalą ir šiandien noriu Jums papasakoti apie įrankį, kurį tikriausiai visi žinote, bet dar galbūt neišbandėte jo iki galo. Tai yra Canva. O tiksliau, šiandien apžvelgsiu Canva Magic Studio. Tai įrankių rinkinys, kur rasite absoliučiai viską viename su į Canva integruotu dirbtiniu intelektu. Tikriausiai skaitė naujienas, kad Canva visai nesenai nusipirko Leonardo AI. Taigi ateityje šis įrankis bus tikras Photoshop konkurentas ir būtent todėl aš jį noriu šiandien ir apžvelgti. Pagrindiniai Canva Magic Studio privalumai yra, būtent kaip ir minėjau, kad yra viskas viename. Tai jums nereikia 100 skirtingų įrankių tam, kad atliktumėte vieną ar kitą darbą. Viską rasite Canva Magic Studio. O patekti į Canva Magic Studio yra labai paprasta. Tiesiog įsivesite canva.com, /magic. Taigi pirmasis įrankis, kurį išbandysim, vadinasi Magic Design. Taigi paspaudžiam Try Magic Design. Ir štai čia viršuje mes galime tiesiog paprastai žodžiais paprašyti Canva, tiksliau aprašyti mūsų būsimą projektą. Tai tarkim, parašiau Travel Agency by Road to Lithuania. Ir pažiūrėsim, ką Canva mums pasiūlys iš dizaino. Ir kaip matot, mums iš karto siūlo įvairių šablonus, kad ir šis pirmasis, būtent kaip mes ir rašėm, kad Travel to Lithuania by Road, tik tai Pizos bokštas galbūt netinkamas, bet mes viską galim koreguoti. Ir štai tiesiog brošiūrą, lankstinuką galim tiesiog pasidaryti iš to, ko mums reikia, ko nereikia mes ištrinam ir panašiai. Tam, kad toliau žaisti su šios šablonomis, paspaudžiame Customize Design. Taigi štai čia įrašiau Pono Obuolio kelionės Lietuvoje. Na, man dar tarkim nepatinka šitas Pizos bokštas, nes jisai niekaip nesusijęs su kelionėm Lietuvoje, tai aš tiesiog užėjęs elementus įrašau Vilnius. Ir štai čia mes iš karto turim viską, kas yra susijęs su Vilnium. Ir štai pakeičiam šį paveikslėlį į Vilnius Gedimino pilį. Ja, aišku, dar reikia nukelti į apačią, kad jis nesimaišytų ir galbūt, kad neužstotų tekstą. Ir šitai paprastai mes galim koreguoti dizainus ir sukurti tikrai unikalius ir gražius grafinius darbus ir tai bus viskas viename. Ir štai čia parodysiu kitą Canva Magic Studio elementą, tai yra Resize and Magic Switch. Tai tarkim, mums nepatinka šitas 16:9 formatas ir mes norim, tarkim, kvadratinio lankstinuko. Viską, ką mums tai reikia padaryti, tiesiog užeiti į Magic Switch, pažymėti norimą rezoliuciją, paspausti Continue ir galim arba tiesiog šį paveikslėlį keisti, arba galim padaryti jo kopiją, jeigu nenorim prarasti prieš tai būsų pakeitimų ir štai naujam langė atsidarys jau pakeistas dizainas. Čia vėlgi galim sutampyti, jeigu netinka, arba galim palikti būtent taip, kaip yra. Kitas įdomus įrankis yra Magic Design for Presentations, tai yra magiškas dizainas prezentacijom. Ir pasispaudę matom, kad mes galim susikurti savo įmonės ar savo, tarkim, asmeninio verso spalvinės gamas, prisidėti logotipus, išsisaugoti kažkokį tai tekstą ir lygiai taip paprastai mes tiesiog galime kurti jau nusistatę, kaip ir minėjau, mūsų spalvinės gamas ar nusistatę paveikslėlius, kuriuos naudojam ir Canva jos automatiškai taikys, mums nereikės kiekvieną kartą koreguoti. Tai labai patogu, jeigu darom labai daug medžiagos, kuri pasikartoja, tarkim, postų, Instagram postų šablonai, Facebooko postų šablonai ir panašiai. Taigi pasidarius tai, na, sutaupysite begalę laiko. Sekantis elementas yra Magic Design for Video, taigi pasibandom. Tiesiog čia, taip paprastai mes galim kurti video. Pridėti tiek paveikslėlius, galim pridėti ir muziką ir panašiai, tai tarkim pasibandykim štai dėti keletą su Midjourney praeitam video generuotų paveikslėlių. Kai paveikslėlius pasižymėjom, tada mums reikia įvesti vadinamą prompt, arba galim pabandyti tiesiog kad Canva pasiūlytų. Tai reiškia, na, kaip pavyzdys čia pasiūlė, kad sukurtų reklamuojantį video kavinukį, ar ne, kavos parduotuvėje. Bet aš pakeičiau, kad sukurtų reklaminį filmuką Midjourney AI paveikslėlių generatoriui. Ir štai čia paspaudžiam Generate. Ir mums nieko nereikia daryti. Viską už mus padarys Canva, sudėlios paveikslėlius, sudėlios efektus ir pritaikys muziką būtent pagal mūsų pasirinktą temą. Tai matom, sukūrė 30 sekundžių vertikalų video ir pabandom pasižiūrėti.
kaip matom, atpažino, kas yra tose paveikslėliuose, atpažino, kad tai yra kelionės ir panašiai. Na, iš tikrųjų labai patogus ir labai paprastas naudoti įrankis. Paprastas naudoti tiek, na, kaip ir visi Canvos įrankiai. Jie padaryti, kad praktiškai bet kas, jūsų mama ar močiutė galėtų tiesiog prisėsti prie Canva ir iš karto pradėti kurti ar tai turinį, ar koreguoti paveikslėlius, nuotraukas ir panašiai. Šiuo atveju netgi sukurti, na, tokį paprastutį vertikalų video, kuris reprezentuotų ar tai jūsų verslą, ar tom, kam užsiemot ir panašiai. Taigi tai buvo Magic Design for Video. Turiu paminėti, kad dauguma šių įrankių veikia tik tai užsiprenumeravus canva.com. Kaip visada, video prašymą rasite nuorodą, kurią paspaudę galėsite išbandyti Canva net 45 dienas. Ką mes turim toliau? Tai yra Magic Write. Tiesa, Magic Write jį labiau tinka anglakalbiam, arba jeigu kūrite turinį anglų kalba. Jeigu kūrite lietuvių kalbą, na dėja, Magic Write spiriuojas, štai galiu jums parodyti. Įrašiau pono Obuolio kelionės autobusu po Lietuvą, taigi pradedu tekstą ir paprašau, kad pratęstų tai, ką pradėjau. Ir kaip matot, sorry, we don't support the language yet. Reiškia, prieš tai, kai bandydavau, na, darydavau labai daug klaidų, panašiai kaip Lama, o dabar visiškai atsisakė, tai, na, generuoti galite tik tai dėja anglų kalba. Todėl Magic Write, na, mums iš tikrųjų nėra tinkamas įrankis, kadangi jo tam, kad generuotumėt lietuvišką turinį, paprasčiausiai negalėsit panaudoti. Sekanti įrankių grupė yra transformuoti jūsų content, ar ne? Tai yra Resize and Magic Switch, pakeisti įstrižainės paveikslėlį, ar ne? Po to animacija ir Magic Morph. Tiesa, Magic Morph dar nesu bandęs, todėl jį išbandysim kartu, bet pradėkim nuo Resize and Magic Switch. Tai kas yra Resize and Magic Switch? Mes jau bandėm su prezentacija. Tai yra labai paprastas būdas, kaip pakeisti jūsų paveikslėlių įstrižainės. Tarkim, jau yra štai tokia prezentacija, bet, na, mes sugalvojam, kad mums reikia daryti prezentaciją būtent socialiniai medijai ir štai čia pasirenkam, tarkim, Instagram story, ar ne? Mums net nereikia žinoti išmatavimų, kokie yra Instagram. Tai tiesiog pasirenkam ir pasidarom. Ir štai pakeiskim būtent šią prezentaciją. Ir kaip matom, visi mūsų paveikslėliai tapo vertikalūs ir iš jų tiesiog galim padaryti video prieš tai rodytų būdu. Sekantis yra Magic Animate ir kaip matom, čia galim pridėti, na, profesionalią animaciją, kuri puikiai tiks ar tai skaidriam, ar tai video. Aš kartais darau pono Obuolio kanale, tai matote ir dabar, vadinamus perėjimus tarp temų. Tai vėlgi yra labai paprasta naudoti ir naudoja labai mažą vaiką. Vėlgi pasirinkus kiekvieną stilių, štai čia matysim rekomenduojamas stilius. Jeigu jį pasispaudžiam ir galim tiesiog pasižiūrėti prezentaciją. Štai tokį stilių mums pasiūlė. Jį visada galim keisti, galim štai energingesnį padaryti handmade, matot, visokiais rakursais ateina paveikslėliai ir panašiai. Vėlgi prezentacijas daryti neįtikėtinai paprastas su Canva Magic Studio. Sekantis yra Magic Morph, kurį, kaip ir minėjau, iki šiol nesu bandęs, todėl patirtis bus bendra su jumis. Kai pasižiūrėjau, tai, na, bet kokiam objektui, kurį įkelsim, mes galim padaryti vadinamą Magic Morph. Štai čia galim pažymėti, kai matom, mums pasibandymui palikta balta žvaigždelė ir tiesiog įrašom Milky Lime Mate Balloon, ar ne? Ir mums padarys panašų dizainą, kaip yra šios W raidelis. Galėsim pasirinkti iš 4 variantų. Tai yra vieną variantą iš šių 4 sugeneruotų, kuris mums labiausiai tinka prie būsimo ar esamo dizaino. Generacija yra labai greita. Ir štai čia taip tiesiog galim pasibandyti ar net susidėti visas žvaigždeles ir pažiūrėti, kurios, na, labiausiai tinka. Jei netinka nei viena, galim tiesiog pasispausti Create Again. Arba paspaudę Go Back, pasirinkti štai jau paruoštus šablonus. Arba pasirašyti savo šablonų. Yra keletas, todėl galim kurti praktiškai bet ką. Tarkim, padarykim Fresh Potatoes. Taigi šviežias bulvės ir pažiūrėsim, kaip susitarosi tokia kvailoka užklausa. Šešėdėlės ištrinam, kad jos nesimaišytų. Ir pažiūrėsim, kaip
atrodo žvaigždelė padaryta iš šviežių bulvių. Štai, ką paprašėm, tą ir gavom. Turim žvaigždelę padarytą iš šviežių bulvių. Tai buvo Canva Magic Morph. Toliau turim Canva tekstų video. Tai čia tiesiog mes įrašysim savo užklausą ir taip paprastai galėsim sukurti video. Jeigu nesugalvojam ir norim tiesiog pasibandyti, čia galim paspausti Inspire Me mygtuką, kuris už jūsų generuos užklausą. Ir štai čia galim paspausti Generate Video. Kaip matom, mes turim 50 kreditų kiekvienai dienai. Taigi galim, sugeneruoti 50 filmukų. Vieną video generuoja nuo 1 iki 2 minučių, priklausomai nuo užklausos sudėtingumo. Ir štai Canva siūlo pasičiupti popkornų ir palaukti, kol video bus sugeneruotas. Štai maždaug užtruko apie 2 minutės ir kaip matot, šis modelis yra paremtas Runway. Tai reiškia, Runway tiesiog veikia viduje Canvos. Ir turim štai tokį video, tiesiog animuotas fonas. Ir kaip ir būdinga Runway, tai yra vos kelių sekundžių video. Nieko ypatingai įspūdingo. Čia vėl prie Magic Media galim generuoti paveikslėlius. Tai gali būti 3D, gali būti ranka piešti, senoviniai, gali būti lipdukai arba tiesiog panašu į eskizą. Tai vėl viskas yra tiesiog integruota Canvai. Ir kaip matom paveikslėlių generacijai, mes galim jų sugeneruoti 500 kiekvieną dieną. Ir lygiai taip pat galim generuoti paveikslėlius. Štai pabandykim sugeneruoti paveikslėlį. Paprašiau, kad sugeneruotų pono obuolį, vilkinti pilką kostiumą, baltus marškinius ir mėlyną kaklaraištį. Būtent taip, kaip matote Facebook'e, kaip matote YouTube'e. Toks yra mano logotipas. Pažiūrėsim, kaip interpretuos Canva. Pono obuolį įsivaizdavo štai taip. Panašus, tai gal šiek tiek reikėtų pakeisti šukuoseną, bet visą kitą, kaip ir norėjom. Tai yra pilkas kostiumas, balti marškiniai ir mėlynas kaklaraištis. Tie, ko gero, nesuprato, kas yra Mr. Apple, todėl štai šiame paveikslėlyje tiesiog sugeneravo obuolį rankoje. Reikėtų išsamiau paaiškinti, kas tas yra Mr. Apple, kad tai turėtų būti obuolio galva ar ne, apsirengusi būtent tokiu kostiumu, tokiais marškiniais ir tokiu kaklaraiščiu. Bet ko užklausim, tą ir gavom. Norint gauti tikslesnius rezultatus, reikia tiksliau ir užklausti. Taigi toliau yra tekstų image, ką mes ką tik išbandėme, tai yra Magic Media komplektas video ir paveikslėlių kūrimui. Ir toliau, ką aš daugiausiai naudoju, tai yra visi paveikslėlių manipuliavimo įrankiai. Tai yra Magic Edit, kai mes galim pakeisti daiktus, yra Magic Grab, Magic Expand. Taigi pabandom vėl visus juos. Tai tarkim, įsivaizduokim, kad mes turim tokią nuotrauką, nusifotografavom, bet mums nepatinka šis žalias rankinukas, todėl mes jį štai taip pasižymim. Pažymim visus kraštelius ir pabandom Inspire Me. Skulptūra netinka, turuoti netinka, šokoladas ne. Tarkim, kalėdinis megztinis. Pasižiūrėkim, kaip Canvai seksis sugeneruoti kalėdinį megztinį vietoj rankinuko. Tiesa, tas toksai laikymas, aš neįsivaizduoju, koks tai turėtų būti megztinis, jau matau. Tai su didelė iškritę kaklai, bet esmė, kad, ypatingai paprasta, per daug nekeičiant paveikslėlio, susigeneruoti kažką vėl tai pačiai socialiniai medijai. Jeigu, tarkim, nepavyko tai, ką norėjom, ar tiesiog kažkokios nuotraukos, ne taip, kaip planavom, pavyko, su šituo Magic Edit mes galim, padaryti magiją labai paprastai ir, kaip matot, užtruko vos kelias sekundės. Štai dabar parodysiu, kaip toliau manipuliuoti paveikslėliais. Vienas iš patogiausių būdų, štai tokį pasiėmiau aš ilgą paveikslėlį pailgą ir dabar iš jo noriu padaryti labai paprastai kvadratinį, bet tarkim be jokio tompimo. Tai aš pasidarau Cloud'e logotipą per visą ekraną, tada pasižymiu foną ir šitai paprastai užpildau likusią vietą ir Canva tiesiog parenka tą patį spalvinį kodą ir štai atrodo kaip vientisas paveikslėlis. Dabar ką mes galim daryti, paspaudžiam Magic Edit ir tarkim galim įsitraukti tekstą. Viską, ką mums tai reikia padaryti, duoti Canvai kelias sekundės, kad nuskaitytų tekstą ir tada galim pasižymėti, kurį norim tekstą išsitraukti. Galim, tarkim, ir šį kartu, arba kaip pavyzdys galim tiesiog Cloud'e, ar ne? Pasižymim Cloud'e, paspaudžiam Grab ir tai labai puikiai veikia su dirbtinio intelekto generuotu tekstu, kadangi mes galim, kaip matot, tiesiog labai švariai pašalinti tekstą ir jį tiesiog perrašyti, ištaisyti kažkokias klaidas ir panašiai, štai taip paprastai. Taigi norim pakeisti paveikslėlį, štai labai panašių šriftų, perrašom tai, ką padarėm. Kitas momentas, kaip mes labai lengvai galim manipuliuoti nuotraukos, tai tiesiog Magic Eraser. Tai galim arba ištrinti
tai, ko nereikia. Tiesa, gal šis netinkamas paveikslėlis, paieškosiu gal kažkokio kito. Štai, tarkim, yra uždarbis su AI, bet man nepatinka štai šis simbolis. Ir ką aš galiu pasidaryti? Štai taip paprastai. Apibriežti tai, ko aš nenoriu. Ir šis simbolis bus ištrintas, kartais gali tekti pakartoti 2 kartus. Kai matot, fonas atliko praktiškai nepakitęs. Jeigu norim iš naujo, galim padaryti reset. Dar kitas momentas, galim tiesiog išsitraukti. Štai norim patraukti šią moterį ir perkelti ją kažkur į kitą vietą. Tai tiesiog paspaudžiam Magic Grab, pasižymėję pačią moterį. Kaip matom, galim iškirpti ir perkelti, kur tik norim, tarkim čia, ne? Taip pat yra labai patogus įrankis Magic Expand. Jeigu norim pasidaryti, tarkim, 1:1, tiesiog taip ir pasižymim 1:1 ir mūsų paveikslėlį ištems į viršų, nes dabar matot, jis yra pailgas, bet tuoj pamatysim kvadratinę šio paveikslėlio versiją. Štai, kaip matot, moteris įgavo kojas, robotas įgavo kojas taip pat, čia kažkokį dar logotipą užsidėjom. Jau galim rinktis iš 4 variantų ir rinktis, kuris mums labiausiai patiko. Jei nepatiko nei vienas, tiesiog paspaudžiam Generate New Results. Ir Canva visiškai neriboja, kiek tokių dizainų mes turėsim. Todėl galim žaisti iki tol, kol turėsim mums patinkantį rezultatą. Šiam video buvo viskas, ką norėjau parodyti apie Canva Magic Studio. Jeigu domina patys geriausi, mano nuomonė, dirbtinio intelekto paveikslėlių generatoriai, galite paspausti štai šį video ir pažiūrėti. O šio video nepamirškit pamėgti, pasidalinti su draugais, jei manot, kad jiems aktualu, užsiprenumeruoti kanalą ir iki sekančių video. Ate!